Pinklės. 1435 m. rugsėjo 1 dieną ties Ukmerge įvyksta Pabaisko mūšis tarp Žygimanto Kęstutaičio bei Švitrigailos. Svarstyklės nusviro Žygimanto naudai. Jis laimėjo mūšį. Galbūt atrodė, kad jau baigsis politinė suirutė Lietuvoje. Galbūt soste sėdintis paties Vytauto didžiojo brolis turėjo tvirtai ir išmintingai valdyti kraštą ir žmones. Tačiau kaip buvo iš tiesų? Štai kaip Žygimantą Kęstutaitį apibūdina Bychovco kronika. Didysis kunigaikštis Žygimantas, valdydamas Vilnių ir Trakus, bei visas rusų ir lietuvių ir žemaičių žemes, buvo nuožmus savo valdiniams, o ypač bajorų luomui. Be gailesčio suiminėjo ir žiauriai kankino, nekaltus baudė ir žudė kankinimais, kokius tik sugebėjo išgalvoti. Šitame pasakojime akivaizdžiai akcentuojamas Žygimanto Kęstutaičio viena vertus asmeninis žiaurumas, asmeninės būdo savybės, kurios, tiesą sakant, yra paliudytos ir vienalaikio šaltinių. Iš tiesų galbūt buvo toks ūmus, sunkiai kartais prognozuojamas valdovas. Natūralu, jog atsirado nepatenkintų Kęstutaičio valdžia. Tokių, kurie galėjo ir ėmėsi drastiškų veiksmų. Tas valdantysis elitas, kurį mes matome, kuris supo Žygimantą Kęstutaitį, tai yra tas pats elitas. Tie patys žmonės arba jų sūnus, kurį matome ir Vytauto laikais, ir Švitrigailo trumpo valdymo metu, tie patys žmonės, iš esmės beveik be išimčių sutinkami ir Žygimanto Kęstutaičio aplinkoje. Vėlgi reikia kalbėti apie tam tikrus nesutarimus tarp to elito ir Žygimanto Kęstutaičio. Didikų piktis dar labiau padidėjo sužinojus Žygimanto norą remtis ne į ponus, bet į smulkesnėje bajoriją. Kalbama apie tariamą socialinę Žygimanto Kęstutaičio politiką, tarsi jisai ketino surengti suvažiavimą, sušaukti visus kunigaikščius didikus, juos išžudyti, taip tiesiai sakoma, o toliau seka dar drastiškesnis posakis, o valstiečių šuns kraują iškelti. Tarsi pakeisti elitą, galima taip sakyti, ir panašiai. Todėl ir gimė sąmokslas prieš Žygimantą Kęstutaitį. Viskas vyko 1440 m. kovo 20 dieną per verbų sekmadienį Trakuose. Didžiojo kunigaikščio sūnus Mykolas buvo mieste, mišiose, o tuo tarpu pats Žygimantas Kęstutaitis liko pilyje. Į pilies kiemą tuo metu įvažiavo daugybė vežimų su šienu skirtų didžiajam kunigaikščiui. Tačiau vežimuose slėpėsi ginkluoti vyrai, pasiruošę užimti Trakų pusiasalio pilį ir susidoroti su valdovu. Verbų sekmadienis Žygimantas Kęstutaitis yra grįžęs iš mišių pilies koplyčioje ir savo kambaryje buvo užkluptas žudikų ir nužudytas. Į pilį sąmokslininkai pateko pasislėpę šieno vežimuose, kurių, kaip sakoma, buvo 300. Kiekviename iš jų 5 ginkluoti vyrai. Iš viso 1500 karių. Jie galėjo susidoroti su pilies įgula. Tačiau kaip jie pateko į valdovo menę? Yra aprašyta labai įdomi scena. O kunigaikštis Žygimantas turėjo lokį, kurį labai mėgo. Ir kai lokys atėjęs prie miegamojo leteną padraskydavo duris, visuomet jį įsileisdavo. Ir kai kunigaikštis Čartoriskis atėjęs su Skabeika ir su visais tais vyrais patraukė ranką duris, kunigaikštis Žygimantas pamanė, kad tai lokys ir liepė atsklęsti duris. Kokiai įtakingai grupuotei buvo neparanku Žygimantas Kęstutaitis, kas įvykdė šį sąmokslą ir žmogžudystę? Panašu, kad ta grupė buvo labai tokia, ne tokia jau didelė. Tai buvo buvusio valdovo šalininkai, galima ją pavadinti tų pagrindinių žudikų kunigaikščio Čartoriskio vardu, ta Čartoriskio grupė, kuri jiems buvo galbūt ir dėl to lengviau prieiti prie valdovo ir Trakų pusiasalio pilį, bet ir įvyko tas staigus veiksmas. Yra nužudymas.